Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Šį šaltą, bet gražų lietuviško rudens ketvirtadienį įvyko jau 6. Neringos savivaldybės tarybos posėdis. Svarbiausius klausimus pristatau jums. Balsavome dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčio lengvatų suteikimo verslui. Lengvatos juridiniams asmenims skiriamos, jeigu įmonė teikia paslaugas visus metus. Nustatytoje tvarkoje teikiamų paslaugų pobūdis neišskirtas. Lengvatos juridiniams asmenims teikiamos, jeigu įmonė teikia paslaugas visus metus. Didžiausia dalis lengvatų suteikta įmonėms, kurios teikia tik apgyvendinimo paslaugas. Iš viso suteikta lengvatų verslui už beveik 60 000 eurų. Ar tikrai tai geriausias verslo skatinimo būdas prisidėti prie sezoniškumo mažinimo? O galbūt galima rasti geresnę formulę? Labai įdomi ir jūsų nuomonė. Mano platesnis komentaras apie tai posto viršuje. Pirminės sveikatos priežiūros centro fronte nieko naujo. Per praėjusių mėnesį jokių teigiamų veiksmų neįvyko, tik įstaigoje sumažėjo darbuotojų. Kažkas to įstaigoje nėra gerai. Ir visi žino kas. Aš vis dar tikiu, kad savivaldybė kaip šios įstaigos steigėjas imsis reikiamų veiksmų ir šią situaciją sutvarkys. Nes dabartinė situacija daro gėdą visam miestui. Ketvirtadienio vakarą visus šokiravo Juodkrantės žvejo sodyboje kilęs gaisras. Be namų liko 4 šeimos. Mažiausiai, ką galime padaryti, finansiškai prisidėti prie kuo greitesnio namo atstatymo. Bet kokio dydžio parama yra labai laukiama. Neduok dieve atsidurti tokioje situacijoje bet kam kitam ir kaip tuomet tau padėtų pagalba iš aplinkinių. Todėl nelikime abejingi ir ištieskime pagalbos ranką nukentėjusiems. Lapkričio 11 dieną minėsime Neringos miesto 586 gimtadienį. Gimtadienis bus švenčiamas visą mėnesį. Įvairūs renginiai ir gera nuotaika laukia jau nuo pat lapkričio 4 dienos. Visa renginių programa dalinuosi komentaruose ir iki susitikimo šventėje.